Beždžionė. Beždžionė. Eik, tu savo, čia jų pilna. Nuotykių atžvilgių šiandien diena nusimato kiek kuklesnė. Reikia susitvarkyti praktinius reikalus, pasiimti rankšluostį iš parduotuvės. Tenais dar šį bei tą. Hello. Čia net mano šeimininkas su savo vaikučiu. Hello. Hello, Cortane. Hello, papá. Bye. Tai va. Nuvaryti iki parduotuvės, pasiimti dalykėlius, susirasti, kur sportuoti, dar pavalgyti reikia, į baseiną planuoju, nu ir tada, jeigu liks laiko, jeigu dar bus šviesu, galima kažką kitą nuveikti. Štai aš vėl atsidūriau toje vietoje, kur yra baseiniukas, bet mane interesuoja ne baseino reikalai, o maisto reikalai, skrandžio reikalai šį kartą. Visą laiką daug motorolerių prie kelio. Šiandien ir nenuostabu, kodėl, nes, vieta graži. O tenais kas drabužiai. Ką ten daro, sekundę. Reikia pasižiūrėti, nes ten kur drabužiai, tenais yra. I'm sorry, what is going on here? Like, you're selling clothes or what? Yes. Yes? Do you want to turn it off? Sorry? I don't want to talk on the camera, so... I'm not filming you. Ah, right, okay. Do not be worried. So, but it's only like for women or no? No, men and women. Men... Ok, tai reikalas tame, kad čianais sumesta krūva drabužių ir tu tiesiog gali kuistis. Kaip ir pas mus padėvalkėse panašiai. Ir vadinasi, galima susirasti kažką įdomaus. Aišku, man dabar to nereikia, man tas neaktualu. Vaikučių. Vos nenuskyniau vaikučių. Atvariau aš ten su kamera, tai moteriškė nenorėjo, kad jie filmuočiau. Sakau, nesijaus pasaulio bamba, nieks tas nefilmuoja, aš save filmuoju. Ne taip pasakiau, bet taip leidau jai suprasti. Gerai, reikia pavalgyti ir išsiaiškinti, kaip čia su baseinu reikalai, o tada gal varysiu ieškoti sporto salės. Tai aš vis dar toj pačioj kaviniai ir čia yra toks timetablas, kur surašyta dienos ir laikai, kas vyksta tuo metu. Kaip pavyzdžiui, trečiadienį nuo 12 iki 2 teatras. Čia penktadienį baletas su Kate nuo 2 iki 4. Šiandien, tarp kitko, sekmadienį house dance nuo 4 iki 6. Tradiciškai maisto transliacija, tai čia yra kažkokie vegetariški takosai ir masala čai, 320 rupijų. Ten vėl karvės dominuoja kelius. Kad suprastumėt, kas Indijai skaitosi supermarketas, aš ieškau aplinkui vaikštinėjų, tipo supermarketas turi būti. Tai supermarketas vakas yra. Čia jau yra super ultra marketas. Ok, aš radau šį baitą, radau ir rankšluostį. Ir kilimėlių radau. Reikia kilimėlio po dušo, kad turėčiau ant ko atsisto. Ką nors faino reikia išsirinkti. Minkšto. Va kilimėlis, kurį nusipirkau. Tai priderinau prie bendro kambario kolorito. Toks pilkas, plytelės pilkas. Čia daug pilkos spalvos. Ir jisai minkštutis.
Tai kilimėlis, kebra. Ir rankšluostis. 2 pirkiniai man kainavo 408 rūpijų. Vėlgi biški daugiau negu pitakas. Viskas, varau dabar į salę. Na, į pasportos. Mačiau, nusižiūrėjau vieną salę, tenais yra kriaušė. Reikia varyti, padaužyti. Aha. Žodžiu, pasižiūrėkite į šitą nuostabų žvėrį. Vienas dalykas, kad karvė be proto didelė. Kitas dalykas, kad jinai išpuošta. Ir kaip suprantu, šitie žmonės keliauja ir renka donacijas, nes iš manęs jau paprašė. Wow. Can I pet him? Can I? Yes? Eik sau, koks grožis. Koks grožis. Wow. Wow. Tai jie vaikštinėja ir renka donationus. Na. Wow. Wow. Čia ir žmonės atneša, kas kiek gali duoti. Čia maisto pavydalė ir pinigų pavydalė. Ir davė karvutę įsivalgyti šitai. Taip atrodo ta aikštė, kur vakar vyko... Hello! Kur vakar vyko renginukas, mūgė. Žodžiu, pasimato visas šiukšlės. Čianais žinoma ta indų religija susimovė neintegruodama į savo taisyklės, ko nors susijusio su švara aplinkui. Galbūt tą sutvarkys ilgainiui, bet dabar tai čia šventikla ir aplinkui sąvartynas. Aišku, plasmasės visokios maišiukai ir panašiai, organinių šiukšlių nėra. Pagrinde plasmasė. Vis tiek kvepia viskas smilkalais. Welcome. Tai va. Atsimenat, kaip sakiau, kad važinėjau su šalmu? Tai jau nebevažinėjau su šalmu. Vieną kartą praskridau be šalmo ir aš jo dėtis nebenoriu. Ir pajutau tokią laisvę, iš kurios nėra kelio atgal tiesiog. Traukiu toliau į sporto salę. Ta, kurią buvau numatęs, jinai nedirba šiandien. Jinai dirba tik tais darbo dienomis, bet yra kita sporto salė. Jungle gym kažkoks ten. Labai toks simple. Vos ne kaip afrikiečių svarmenis su grifu ir akmenimis ar su kaladėm. Tai ten kažkas panašaus. Konstrukcijas kažkas mačiau. Tai gal turnikai bus ir to užteks. Jeigu yra turnikai lygiagretės, tai tu iš principo jau gali visą kūną treniruoti. Žodžiu, radau kažkokį žymą, kuris reikia. Reikėjo šiek tiek pavažiuoti, bet jisai yra viešbučio teritorijai. Bičas man pasakė, kad reikia nueiti į receptioną ir pasiklausti dėl žymo, nes kitaip tu į jį nepateksi. Tai dabar to ir užsiemu. O čia jau rimtas resortas. Ta prasme gražu. Beach resort. Receptionas nurodė, kad džimas yra čianais. Aš daugmaž įtariau, kad gali būti čia. Negerai, kaip groja muzika, nes copyrightai. Tai aš dabar šneku belenką, kad permušti muziką, kad man vėliau YouTube'as neblokuotų vidos. Nu, arba reikia karpy. Aš stengiuosi apskritai mažiau prie kompo sėdėti, tai aš nekarpau. Su rageliu pasidarau visus dalykus ir viskas. O čia hebra
ilsisi. Ir taip atrodo jau labiau fancy viešbutukas su baseinu. Tie augaliukai čia labai tarp kitko gražiai padaryti, žodžiu. Viskas cool. I'm sorry guys, I'm looking for the gym. Thank you. This building? Yes. Oh, thank you very much. Va ten džimas. Oi, va ten. Parodė man. Eisim pažiūrėt, pasiėmiau šortus. Mačiau, ten yra kažkas panašaus. Tikriausiai tiksliau tas toks minkštas manikenas. Su galva, su kūnu, tai galima bus jį patrinkyti. O, žiūrė. Yeah? Thank you. Va čia tas partas, kuris mane domina. Va čia tas partas, hebra. Pasižiūrėkit. Čia gal ir... Čia paliubomų turi vykti kažkokios kovų menų, treniruotės. Ten yra apsaugos, ten yra pirštinės, žodžiu, aš radau savo svajonę. Gal dar galima bus po džimo iškart į baseiniuką čia šokti, iš vis būtų nuostabu. Būtų pasakiška. Nes aplinka tai miela. Čia jauku būtų. Ir nėra, kad būtų daug turistų. Iš vis žmonių pakankamai mažai. Kokius 4 baltaodžius sutikau, mačiau kitam džime, va ten treniruoklė yra kitam džime, treniruojasi keli. O šiaip indų daug indų turistų. Tarp kitko, Indijoje irgi labai daug turtingų žmonių, kurie savo gali leisti keliauti ir apsistoti va tokiuose viešbučiuose, rezortuose ir šiaip tie indai, kurie biški pasiturintis, tu iš karto matai, jie aukso apsikarstę, žiedais apsikarstę ir jie tvarkingai atrodo. Graži šukuosena, graži barzda, drabužiai nice. Malonu įspūdis daro iš karto. Vaikštinėjau pirmin atgal, nes džime receptionė nieko nėra. Tiesiog stalas paliktas tuščias ir panašu, kad niekam nereikia iš manęs šlamančių. Man atrodo, jeigu aš tenais ateičiau ir pradėčiau sportuoti, niekam net galvos neskaudėtų. Dėl to, žinoma, aš taip nedarysiu. Nes noriu, kad man parodytų, kur persirengt, kad ar dėl baseino sutarti ir panašiai. Tai bičiukas mane registruoja. Radau receptioną vis dėlto. Čia tokia visai jauki vietelė. Vėliau pasakysiu kainas. Tenais yra ir bokso treniruotės, kickbokso treniruotės. Yra visko, ko tik reikia čionais. Ir pakankamai neblogas laikas, 5:30, kažkas tokio, kai aš jau baigęs darbus. Laukia žuvelis. Kai aš jau baigęs darbus ir sakė, galima naudotis baseinu taip pat po treniruotį. Tai tikėtina, kad pasinaudotų. Dabar susimoku už vieną dieną, vienos dienos treniruotę, nes po to atvarysiu pabandyti bokso galbūt iš ryto ir kickboksas vakare, tai vat mane labiau domina kickboksas. All good? Taip pat būtų nice įsigyti Muay Thai šortukus, nes mano dabar gei šis žydri šortukai visai čia netarp kitko pležiniai. Geriau negu nieko. O Dieve, kad suprastumėt, salėse, kur yra gera bokso įranga, aš jaučiuosi kaip vaikas. Nice, čia yra ir tie negyvieji manikenai. Žiauriai gerai. Pirštinių. Visko. Galima bus padirbėti.
Va tas ponas manikenas, apie kurį kalbėjau, kuris man yra prasiskolinęs, kuris kalba, bet, kaip sako, neatsako už bazarą. Istorija iš Džimo. Džimas, jis kaip visada atneša pažįstą. Taip yra su Džimais, chebra, kas lankotės ypač su kovų menais, tai yra kelias į naujus draugus. Tai žodžiu, aš tenais sportuoju. Ir ten du Džimai, tipo dvi salės, viena, kur sudėti visokie aparatai, treniruokliai. Ir aš tenais užbėgu, ten toksai bičas indas sportuoja, apsikarstęs auksu kažkoks. Ir aš jo paklausiau kelis kartus kelių dalykų ir po to išėjau į salytę su kriaušiam. Ir judu tenais salį su kriaušiam. Po to atvaro tas bičas ir matau irgi, užsideda pirštinės tenais, biškį kriaušę daužo. Sakau, aš pasidariau savo treniruotę, sakau, seni, davai gal pasparinguot nori. Sakau, labai lengvai, nes jis toks tipo užsikačialinės. Nu ir šiaip, kad negazdam žmogaus, kad tipo čia prisignisai ir daužytis nori, sakau, labai lengvai, seni, be jėgos gal nori pasimėti rankom. Jo, sako, davai. Tai ir va, ir viskas, ir taip prasidėjo draugystė. Turiu dabar naują draugą, Indą, kuris yra man nusiteikęs aprodyti vieteles. Ir šiaip, smagu susirasti draugų. Draugai iš tiesų atsiranda labai greit, kai tavo vaibas geras. Kai neturi ego ir neturi arogancijos visai. Ir čia vėl tie dalykai, ties kuriais dirbu ir man atrodo vietomis jau esu labai daug ką nugalėjęs, nes man visiškai nėra parke ateiti ir užkalbinti žmogų ir tiesiog susipažinti, paplepėti visiškai be jokios intencijos, ar tai yra mergina, ar tai yra vyras. Tiesiog būti draugiškam. Ir tas atveria naujus kelius. Tai va. Ir šiaip matot, po sportą iškart visai kitas Andrius. Kitas Andrius įsijungia, tas tikrasis Andrius, kurį aš pats mėgstu. Ranka net pavargo laikyti, dviem rankom laikau ragelį. Viskas, dabar varau į baseiniuką iššokti. Pavalgyti baseiniuką. Vykau vis dėlto ten, kur ir planavau, o tai yra į baseiną ir taip pat aš jį pasinersiu, kaip minėjau, mes tapsime vienu po kelių sekundžių jau. Įvyko chebros susiliejimas, baseinas mane priėmė. Čia vaikučiai siaučia, suaugusių nelabai, bet ir apskritai nėra daug žmonių. Dabar nuvarau iki degalinės ir nulėksiu iki Mondrimo. Tenais šiek tiek didesnis miestelis, kuriame dabar esu, ir daugiau civilizacijos ir tiesiog pačekint vaibą, kas vyksta. Taigi vaisiai neturistiniai vietoj, kiek jie kainuoja, mes visi dažnai pagalvojame. Pasiimsiu šitų gražuolių. Šiek tiek man davė bliūdą, į kurį galiu prisikrauti. Paimsiu 2 granatus. Šitas atrodo pakankamai apetitingai. Dar vieną. Tada kriaušės. Kriaušių bus nusikaltimas, jeigu nepaimsi bent 3. Čia šiti, čia, man atrodo, apelsinai. Nu, casual stuff, nes aš kaip ir nežinau kitų variantų, ką mes dar turim. Ir šitie nuostabus
bananai. Nice, va taip atrodo mano lauknešėlis vaisių. Tikiuosi jisai sutilps man į bagažinę. Ir tuoj pat mes sužinosime, kiek visą tai kainuoja. Tai šitas maišas vaisiukų man apsėjo 430 rūpių. Panašu, kad čia miesto centras. Galvoju tą progą, kad aš jau čia. Reikia nuvaryti smilkalų nusipirkti. Va tiek smilkalų pasičipau vėl. Apie 1 eurą, 100 rūpijų man viskas kainavo. Žodžiu, tas kai mažas vaikas čia stovi baubę, tie du nuvarė į priekį, o tas čia pyksta, kad jo nepalaukia. Nuėjo dabar prie žmonių, kad jį glostytų. Ir paprašė greičiausiai maisto, žė. Nuėjo prie žmonių, ten stovėjo bičas su mėlyna maikė, dabar tas bičas su mėlyna maikė, kaip suprantu, savininkas šito šopo. Jisai nuėjo į šopą ir atneša maisto karviai. Prikolas. Tai va taip čia gyvena karvės. Kadangi šventas gyvūnas, jisai visą laiką bus pamaitintas. Jam tiesiog reikia prisitrinti prie žmonių, parodyti interesą ir jis gauna maistą. Normaliai čia karvės įsteigė imperiją. Šunį išvaro, tipo, šuo atvaro, sako, gal ir man maisto. Ne velnio. Tu šunėsi nešventas šiaip gyvūnas. Tai karvė šventas gyvūnas. Karvė šventas gyvūnas, bet Indija yra vienas iš didžiausių veršienos eksportuotojų pasaulyje. Tai, tikriausiai jie nori, kad tas šventumas pasiektų ir kitus, kad ir kiti paragautų to šventumo. Atėjo ir pas mane karvė. Pasiėmė iš manęs banano lukštą, aš kaip tik ieškojau šiukšliadėžės, kur išmest, paglostys. Gera karvė. Graži šukuosina. Čia, kaži, ar jinai taip nuglostyta, ar jinai natūraliai ruda yra. Gera karvė esi. Taip, gera karvė. Gera karvė. Man tu patinki, nes tu nedidelė ir nepavojinga atrodai. Šitas biednas stovi. Perduok savo lyderiams šunie, kad kažką turit daryti dėl šventumo statuso irgi, nes karvės dominuoja. Ne? Kapoja bananą. Turi viską suvalgyti. Nepalik. Čia mes Indijoje maisto neišmetinėjom.
Opa, šuo irgi jau kažką nešasi. Čia vyksta veiksmas. Suprantat, man atrodo, čia niekas nebadauja Indijoje, nei vargšai, nei šunys, nei karvės, kadangi jų religijoje yra, jų religija teigia, kad jeigu nori gauti, turi duoti. Tai tas atidavimas, davimas kitam, pamaitinimas, jisai natūralus dalykas, nes maitindamas vargšą arba tą, kuris neturi maisto, tu atgal gauni dvigubai vėliau. Dar įdomu, kad daug karvių su skirtingais ragais. Mačiau su didžiuliais ragais, su mažais ragais, be ragų. Pa šitą, pavyzdžiui, ožkos ragai. O pa šitą jau ragai riestainiai kažkokie. Ir be to vienas ragas žiūri į kitą pusę. Pas tą ragai auga atgal. Man regis jo. Tokia kaip šukuosena atgal su šukuotomis.